pasaka apie Žilviną, raktus ir nepataisomą nelaimę. Gyveno kartą Žilvinas, paprastas žmogus, nieko neišsiskiriantis biuro darbuotojas. Mėgo kavą stiprią, rytus lėtus, o gyvenimą be didelių nuotykių. Tačiau vieną lemtingą rytą gyvenimas jam paruošė siurprizą, kurio jis niekada nepamirš. Viskas prasidėjo nuo bandelės su varške ir dvigubo espreso. Iš pažiūros nieko ypatingo. Bet likus 200 metrų iki ofiso, Žilvinas pajuto maištą savo viduriuose. Iš pradžių tyliai subangavo pilvas. Tarsi koks įspėjimas, eik greičiau. Po kelių žingsnių, pirmas garsesnis burptelėjimas. Žilvinas suraukė kaktą. Dar laikau. Po dar kelių, tikras vidurių uraganas. Pūtė, spaudė, sukosi. Žilvinas neėjo, jis bėgo. Suprakaitavęs, susikūprinęs, veidė neviltis. Artėjo pastatas. Išsitraukė raktų pundą, rankos drebėjo. Beldėsi į durų spyną netaikliai, kišo raktą po rakto, bet nei vienas nelindo, nei vienas nesuka. Galva tuščia, mintis išnyko, tik viena emocija liko. Bejėgiškumas. Ir tada atsitiko. Tyla. Šiluma. Sustingimas. Žilvinas prikakojo į kelnes. Bet tai nebuvo paprasta avarija. Tai buvo egzistencinis lūžis. Akimirka, kai žmogus supranta, jis neturi jokios kontrolės nei prieš laiką, nei prieš save, nei prieš savo vidurius. Akys išsiplėtusios, širdis daužosi. Galvoje ne panika, o gėda. Jie pamatys. Jie užuos. Mano kelnės. Mano reputacija. Mano gyvenimas. Stovi jis prie durų, tarsi koks nugalėtas karys, raktų pundas rankoje, o sieloje tyla ir šiluma, kurią norisi pamiršti amžiams. Nuo tos dienos Žilvinas niekada nebegėrė kavos be pusryčių. Ir visada pasiruošdavo teisingą raktą iš vakaro. Pabaiga.